Pasitarti su gydytoju ar vaistininku. TV3 televizijos dėka Lietuvos sporto gerbėjai tiesiogiai matė šį Lietuvos futbolo triumfą. Lietuvos rinktinė Europos čempionato atrankos rungtynėse Nürnberge atliko žygdarbį, iškovodami lygiąsias 1-1 su pasaulio vicečempione Vokietija. Nors vokiečiai pirmavo jau 8 minutę po Karsteno Ramelovo netikėto įvarčio, tačiau 73 minutę rezultatą išlygino Tomas Ražanauskas, suklaidinęs kelis gynėjus ir vieną geriausių planetos vartininkų Oliverį Kaną. Dar dvi puikias progas pelnyti įvartį kiekviename kėlinyje turėjo kovingasis Saulius Miklajūnas, o vieną antroje žaidimo pusėje aikštėje pasirodęs Darius Maciulevičius. Rungtynių pabaigoje, kai ispanų teisėjas delsė švilpti ir pratęsė antrą kėlinį beveik 5 minutėm, vokiečiai surengė mūsiškių vartų šturmą, tačiau patikimai žaidė gynėjai ir vartininkas komandos kapitonas Gintaras Staučė. Rungtynės Vokietijoje buvo pirmos naujose pareigose rinktinės trenerių Algimantui Liubinskui, kuris šį kartą vertėsi be kelių pagrindinių žaidėjų. Lietuviai surinko 4 taškus po 4 susitikimų ir grupėje pakilo į 3 vietą. Pažymėtina, kad naujausiame FIFA reitinge komanda skiria daugiau nei 100 pozicijų. Vokiečiai 5, lietuviai 106. Po rungtynių treneris Liubinskas teigė, šis rezultatas didžiausias pasiekimas mūsų futbolo istorijoje. Dabar norime taip pat gerai sužaisti su Škotija, sakė trenerio asistento. Pareigose debiutavęs Valdas Ivanauskas. Trečiadienį Kaune vietą pasaulio reitinge užimanti Lietuvos rinktinė vakar Nürnberge sužaidė lygiosiomis su planetos vicečempione Vokietija. Šis rezultatas vienas įspūdingiausių per visą šalies futbolo istoriją. Rungtynių pradžia lietuviams nebuvo sėkminga. Jau 8 minutę Karstenas Ramelau pelnė įvartį ir aikštės šeimininkai įsiveržė į priekį. Vokietijos futbolininkai turėjo dar kelias progas įmušti įvarčius, bet mūsų komandą gelbėjo puikiai rungtyniavęs kapitonas vartininkas Gintaras Staučė. Antrame kėlinyje lietuviai įsidrąsino ir surengė keletą pavojingų atakų, kurių viena pasibaigė tiksliu Tomo Ražanausko smūgiu. 73 minutę praleidę išlyginamai įvartį aikštės šeimininkai surengė tikrą lietuvių vartų šturmą. Bet vėl patikimai žaidė visos grandys – ir gynėjai, ir vartininkas. 3 valandą nakties iš Vokietijos parskridusi Lietuvos rinktinė šįryt jau mankštinosi Žalgirio stadione. Futbolininkai buvo linksmi, tačiau didžiulės euforijos nesijautė. Švęsti nėra kada. Balandžio 2 laukia dar vienerios Europos čempionato atrankos rungtynės namuose su vakar 2-1 Islandijos rinktinė nugalėjusia Škotiją. Lietuvos rinktinės trenerio poste debiutavęs Valdas Ivanauskas sako, jog susitikimo Vokietijoje baigtį nulėmė puikiai paruošti namų darbai. Ruošiamės intensyviai, surinkau įmanomą ir neįmanomą informaciją apie vokiečių rinktinę. Turiu tikrai ryšių tokių, kur spauda net neturi. Ir pasiruošėm tikrai labai gerų rungtynėm. Ir kai kurie daugumą momentų pasiteisina. Ką sakė vokiečių komentatoriai per rungtynę? Žinau, kad jūsų žmona žiūrėjo. Taip, žmona žiūrėjo, sakė... Įdomus komentarai, sakė, ilgai negirdėjote apie tokių komentarų apie vokiečių rinkinį. Pačių pradžioje buvo kalbėta apie futbolo nykštukus, po to buvo sulyginta kaip lygiaverčios dvi komandos, o galo lietuvių vokiečių tikrai nužemino, o vokiečių komentatoriai tikrai gerbė savo komandą ir jie už tai teisingai didžiuojasi, jie turi kuo didžiuotis, pasaulio vicečempionai, bet gale rungtynių buvo tikrai negatyvus atsiliepimai. Ar galėtumėte išskirti atskirus žaidėjus, ar žaidė tiesiog puikiai visą komandą? Negaliu, aš pašiausiu, čia ne mano yra stichija, skirti atskirus žaidėjus, kiekvienas žaidėjas asmeniškai perkalbėsim visas kolektyvas, mes treneris taip nutarėm, laimi komanda, laimi ir pralaimi komanda, dėl to... Pralaimi treneriai paprastai? Taip, toks yra visas normalus dalykas, bet prašiausia, sakau, komanda visa, nuo 1 iki 18 ir tie, kurie dar nebuvo puolė sudėti, atidavė viską, kad šitas rezultatas būtų malon patenkintas. Nebusit voginamą įvartį mūsų komandai pelnęs Tomas Ražanauskas tikina, jog lietuviai galėjo išplėšti ir pergalę. Ir Mikalajūnas, ir Maciulevičius turėjo, manau, gerą progą pasižymėti. Pagal progas turėjome, manau, realesnės progas įmušti įvarčių.
O ar pats tikėjotės, kad galit pasaulio vicečempionam įvartį mušti? Kad pasimušiu, tai apie tai negalvojau, bet kad įmuš galim tikėjomės kaip komanda. Ir tikėjomės, kad pasirodysim teigiamai. Apie lygias visi galvoja kažkodėl, tai aš nežinau, bet tikėjom savyje, kad galim nugalėti. Ir už varžybos tą parodė, kad turėjom progų gerų. Tačiau susitikimas galėjo pasibaigti ir mums nepalankių rezultatų. Po 73 minutę praleisto įvarčio vokiečiai ėmė be paliovos atakuoti Lietuvos rinktinės vartus. Laimė gelbėjo gerą gynybą ir virtuoziški vartininko Gintaro Staučės šuoliai. Vokiečiam nebuvo jau ką daryti, jie metė visas jėgas į priekį, net gynėjai į puolimą, kad pasiektų teigiamą rezultatą, bet mes labai gerai gynėmės ir, kai sakom, mažai jam šansų davė tą jų rezultatą, tai norima pasiekti. Tai gal dabar jau gailisi jūs išleidė iš Vokietijos? Nežinau, reikia jų klausti. O nebuvo kalbos jokios, nieko? Po rungtynių labai daug korespondentų klausinėjo apie komandą ir ar vokiečiai yra silpni, ar jūs čia yra tokie stiprus ir reikėjo tikrai daug jiem aiškinti, kame čia reikalas. O kaip iš tikrųjų? Iš tikrųjų, tai kad mes neleidom vokiečiam žaisti tą žaidimą, kurį jie propaguoja ir gal net tas greitas įvartis juos iš vis nuramino, jie pagalvojo, kad tai dabar viskas ir lengvai gausis, nes visa Vokietija laukia tik tais didelio rezultato. Kad laimės, tai jie tikrai galvojo, bet kad kuo didesnių rezultatų. Ir tas greitas įvartis turbūt juos nuramino, o mes laikėme savo linijos iki galo, neleidom jiem gauti kamuolius į laisvus plotus ir kuo toliau, tuo labiau jie pradėjo nervuotis ir mes išnaudojom savo greitus puolėjus ir pasiekėm tikrai stulbinantį rezultatą. Jeigu atsiminus visai neseną laiką, Turkija, sakysim, rungtynė su Latvijais, kuo pasikeitė mūsų rinktinė, kad jinai dabar lygiamis su vokiečiais sužaidžia? Pasikeitė daug gal kuo, nes vėl kai kurie sugrįžo žaidėjai jau, kurie žaidė, atsirado naujų ir paprasčiausia mes pradėjom kitaip žaisti. Jau ne vien gynybą. Planus uždirbantys pasaulio vicečempionai spruko nuleidę galvas. Net nebuvo noras keistis maikėmis, o kaip nebuvo keistis noras maikėm, aš pasakau vyram, mūsų 3 milijonai, jų 80 ir eina jie vilniop. Buvo rinktinėje ir naujų veidų, sakysim, ar tai reiškia, kad jų jau vieta po tokio gero žaidimo yra garantuota rinktinė ir kiekvieną kartą reikės vis tiek įrodinėti iš naujo? Futbole ir sporte, pati žinai, kad nėra nieko garantijos. Tačiau, kad dar bus naujų veidų ir kad mes rinktinės sąrašą nenorim susiaurinti, kaip jis buvo susiaurintas iki 12-13 ir atrodė, kad negalima žaisti be to vieno ar kito, kad nebus taip. Bus rinktinės sąrašas prapleistas iki, nežinau, kiek pasakyta olimpinė rinktinė, sakykime, pas mane buvo 30 žmonių prapleista ir kiekvieno žaidėjo praradimas yra praradimas, bet tai nebus 100% praradimas, tai gal bus tik 20% praradimas. Paskutinėmis rungtynių minutėmis keitėte žaidėjus, nebijojot, kad tiesiog pasimės į aikštelę? Nu, gal paskutinis keitimas tai galbūt taktinis buvo, kadangi jau laikas pridėtas, parodė, kad 5 minutės pridėta lieka. Jankauskas atidavė rungtynėse viską ir kaip sakykime, su traumuotom kojom, su bintuotom, su taipuotom čiurnom, tai, o kitą tai žiūrėjom, kad reikia jau keisti. O be rizikos niekur nėra.